Kaip žinote, MyWinterCare atsirado naujas taksisto darbas, tai jau ne koks modas ar dar kažkas, tai originalus darbas, kurį aš šiandien ir išbandysiu. Kiek netgi žinau, ten duoda tokį neblogą mirsiuką pasivažinėti, tada eisim įsidarbinti ir pabandysime padaryti porą užsakymų, pažiūrėsime, kiek iš to užsidirbsim, tad žiūrėkite iki galo, kad pamatytumėte, kaip man sekėsi. O prieš šokant į video, amigos, kaip visada lauksiu iš jūsų aktyvumo, laikas, subscribas bei komentaras pradėtų prasumti video kuo toliau ir tada nieko nelaukia, šaunam prie video. Tai visų pirma, mums reikia nuvažiuoti pas mus į parduotuvę. Jeigu prisimena talentą su skelbimais, tai va prie jos mums reikia privažiuoti. Biški man langus traukia, kas yra. Kas yra įdomu su taksisto darbu, kad duoda aplamai skirtingą mašiną. Duoda tokį seną mirsiuką, kuris, tikrai yra labai įdomiai padarytas. Ir kiek žinau, kad jis yra galų varomas, tad visai įdomiai gausis. Gerai, atvykome į parduotuvę ir mums reikia prieiti prie šitos lentos. Ieško taksisto ir reikia pasiskambinti šitą numerį. Bet žmonėms, kurie prieina prie šitos lentos ir nemato šito skelbimo, yra tokia detalė, kad jisai atsiranda pas jūs, kai jūs nusipirkate korės rivetą ir jūs jį nusivežat pas savo tėvus. Neužtenka tik nusipirkti korės rivetą, reikia jį nustemti pas tėvus. Tada, kai jūs tai padarysite, pas jūs pradings mašinos skelbimas ir atsiras taksisto darbas. Ir iš karto grįžę namo mes jam pasiskambinsime. 8. O, atsiliepia. Ir yra labai svarbu leisti jam išsikalbėti, nes jeigu tiesiog padėsite ragelį, neužsiskaitys niekas. Aha. Viskas. Jisai išsikalbėjo ir dabar reikia tiesiog laukti iki kitos dienos 12 valandos. Ir dabar yra po 11, tai galima nueiti užkurti mašiniuką. Aišku, kaip matot, pinigų aš daug jau nebeturiu, tad tikrai bus neprošalštas darbas. Ir manau, galime po biškį išvažinėti. Aš realiai nemeluosiu, labiausiai tiesiog noriu prisivažiuoti su to mirsu. Aš kiek mačiau, jisai labai yra detališkai ir tiesiog žiauriai fainai padarytas iš vidaus. Ir dabar yra beveik 12, pažiūrėsime, ar jisai stovės. Ir jisai jau laukia mūsų. Koks mirsiukas. Įdomiai taikinukas toks padarytas. Vat jeigu tokį būtų davę kaip pirmąjį mašiną, tai tikrai būtų visai malonu. Ir viską, ką mums reikia, tiesiog atsisėsti pas jį. Sėdom pas amigo. Jisai dabar pradės ilgai kalbėti. Ir detalė yra, kad reikia jam visada pasakyti su K raide paspausti. Kažką jam pamikčiui, kad jis galėtų toliau bendrauti. Ilgai jis dabar čia jums pasakos viską. Ir viskas. Amigo tiesiog paima ir išeina. Gerai, bet viskas, darbas yra mūsų. Mes galime jį pradėti dirbti. Ką jums reikia? Wow. Lendam į šitą mirsiuką, tai durų. Kas neuždarė durų? Kuris čia toksai neuždaro durų? Ką mes šiandien dashboardų turime, net temperatūrą rodo. Parking brake'as po kairę va čia matosi. Oi, kaip įneša. Gerai, palaukit, aš pirmiausia nueisiu, apsipirksiu. Nežinau, ant kiek gerai yra pirmąją pačią dieną nusipirkti dėžę alaus ir su ją važiuoti priimti mūsų pirmąjį orderį. Bet yra dalykas, kurio man reikia padaryti. Pasiemame dėžę šitą, pasiemame pavalgyti. Ir tada galėsime pamatyti mūsų pirmąjį orderį paimti. Iš karto šauname mūsų pirmąjį bėrą. Bet kas yra, aš tiksliai nežinau. Tarkim, kur man tada reikės mašiną palikti, kai aš nustosiu dirbti. Ir man tiesiog čia reikės jį palikti ir paskui kitą dieną vėl atvažiuoti. Ir kaip pradėti mūsų darbą ir kad žmonės žinotų, kad mes jau pradedam dirbti, reikia va šitą pajungti iki minusiuko ir va, kad šita lemputė būtų pajungta. Ir kad pasijungia, kad šitas va raudonai švies čia, pas mus atsiranda ženklas. Matote, kad pradeda jisai žibėti. Su šitų mygtuku mes pasijungiame, reiškia, mes esame pasiruošę dirbti. Ir yra du tarifai, kurie veikia. Kai jūs jau pasisodinsite žmogų pas save, yra dieninis tarifas ir naktinis. Naktinis yra nuo 6 vakaro iki 6 ryto berods. Kol nėra nieko pas mus mašinoje, tiesiog minusinis ir lemputė pajungta. Ir galime mes laukti tada mūsų to. Kol laukiame, galime biškį iššauti aliuko. Galim pasižiūrėti, kas pas mus yra, kiek pas mus iš jūsų kuro tam mirsiuke. Kuras mersė irgi jums duoda random žaidimas, kiek duos. Man ganėtinai pasisekė, beveik pusė yra. Šitie dalykai irgi yra valdomi. Window heateris taipogi reikia pasijungti. Hazardas, Doom lightas, tai čia lemputė pas mus. Kol kas nežinau, dar niekas neskambina, niekam taksisto nereikia. Su pirmu bėgiu labai atsargiai reikia. Aš manau, galbūt tiesiog geriausiai iš karto kokį antrą bėgį įsimesti. O, mūsų pirmas orderis. Pasiėmame. O pat taksistą yra svarbu, kad reikia irgi išsiklausyti iki galo, tada tik padėti telefoną, nes neužskaitys. Matote, mes gavome mūsų numerį Lopentija 103. Tai čia Preventija ir Lopentija yra šitas ir 103 yra čia kažkur. Kelionė taip normaliai gaunasi. Mums ką tiesiog tiesiai reikia važiuoti, tiesiai ir tada kažkokie namai bus. Galime važiuoti į mūsų pirmąjį orderį. Iš karto antrąjį bėgį šaunu, nes čia bus blogai. Aišku, diržo nesisegam, nes taksistai be diržo važinėja. Wow! Ok, šito aš nesitikėjau. Tiesiog tik išvažiavau iš karto, mas mane
Kaip man ne cigaretę. Pušinam atgal, amigo. Aš negaliu tai pirmąją pačią dieną susimauti. Ką man bosas pasakys? Davai. Mašniukas yra tiesiog užstrigęs. Gerai, tai man teko viską per naują pereiti. Nuvažiavau atgal pas jį įsidarbinti. Pralaukiau vėl 15 minučių, kol jisai prasikalbės. Galiausiai gavau darbą ir tai mano antrasis bandymas. Tikiuosi šį kartą aš jau taip nesusimausiu. Tad pasiėmęs mersiuką, aišku, kaip ir praeitą kartą, man reikėjo nueiti nusipirkti porą dalykų. Galbūt biški vėl alučio, biški mėsyties, kad tiesiog turėti gerą įsivažiavimą į darbą. Aišku, net neišlaukiau ir parduotuvėje jau atsidariau pirmąjį savo butelį. Nu, toks taksisto darbas. Galbūt biški pahuliganinau, biški pirmyžau prie parduotuvės, bet tai. Galiausiai vėl tiesiog leidau savo vakarą laukiant savo pirmojo užsakymo. Praėjo valanda, 2, 3, taipogi išgertas buvo butelys, antras. Ant tiek prisisidėjau mašinui, kad net langai pradėjo rasoti. Tad galiausiai nusprendžiau tiesiog grįžti atgal namo, nes labai nenorėjau laukti iki vakaro, kad gauti savo užsakymą, nes tiesiog važiuoti per miestą, kai taip slidu ir dar tamsu. Tai tikrai nėra pirmasis darbas, kurį aš noriu padaryti. Tad palikau mersiuką parkinge, sėdau į savo mašiniuką, grįžau namo, persimėgojau ir ankstų rytą grįžau atgal į darbą. Nu, kaip čia pasakysi, aš grįžau prie mersiuko ir aš jo nebeužkūriau. Jisai pasidėjo čia parkingę naktį ir tiesiog galiausiai ant ryto jis neužsikūrė man. Aš nežinau, ar man reikėjo kažkur jį prijungti ar kažkur kitur palikti. Vadžiau pilną kartų per naują kurti, netgi gazo duoti. Ir galiausiai man tiesiog mersas neužsikūrė. Tai yra tiesiog geriausias startas į mano darbą. Pirmą dieną aš tiesiog nuvažiavau į duobę, antrą dieną man tiesiog jau mašina nebeužsikūrė. Tada aš jau susinervavęs, tiesiog grįžau namo ir užtikau, kad mano kaimynai tiesiog pijokai geria. Aš pirmą kartą matau, kad galiu nueiti pas kaimynus, kurie yra be sąmonės prigėrę. Aš tiesiog prisigėriau į tapkę, apmižau ten pas juos viską ir išgėriau butelį, kurio man tikrai nereikėjo. Ir mano ekranas galiausiai liko toksai. Aš pasiduodu būti taksistu.